Vienas labiausiai melagingų įsitikinimų, kad mums reikalingas poilsis. Atvarau dabar į sporto salę, pirmą dieną, naują vietą. Ir šiaip aktyvus esu viską. Ir paskutiniai 2 mėnesiai, apie 2 mėnesius mažiau sportavau. Vis tiek minimum 2 kartai į savaitę, bet atsispaudimai, pristraukimai. Bet aš to sportų nelaikau, esu pripratęs prie didesnio krūvio. Ir per paskutinius 3 metus nebuvo daugiau negu 1 dieną ilsėčiaus nuo sporto. Įsivaizduojat? Ir aš jaučiu, kaip aš kuo labiau mažiau judu, tuo labiau noriu mažiau judėti. Netgi yra buvę, kad ten 4 dienas iš namų neišeinu, nes dabaiginėjau vieną projektą ir paskui atrodo, išeisiu į lauką, kažką susitiksiu, net kalbėti su nieko nesinori. Tai nereikia to poilsio, galbūt reikia ieškoti, ką mes tikrai norim daryti, ką mes mėgstam, ką mes mylim ir tada tikrai niekada nereikės ilsėtis. Tai va, žmonės, judėkit, mes sutverti judėjimui. Pirmą dieną startas vėl į sporto salę. Iki greito.